Kaip ir kiekvieną šeštadienio rytmetį, su jumis sveikinasi laida apie ūkį ir bites. Ne veltui sakoma, viščiukus skaičiuoja rudenį. Todėl nenuostabu, kad šį rugsėjo šeštadienį ir mes pamėginsime suskaičiuoti Vilniaus paukštyno viščiukus. Kviečiu žiūrėti. Išsiritę vienadieniai viščiukai yra atrūšiuojami. Pirmom amžiaus gyvenimo dienom yra specifinės sąlygos. Tai yra, turim užtikrinti aukštą temperatūrą, kažkur tarp 32–34 laipsnių Celsijaus. Atitinkama drėgmė ne mažiau 60% drėgmė. Turi viščiukai laisvai prieiti prie vandens ir turim pirmom auginimo dienom lesinti aukštos kokybės kombinuotais lesalais. Vilniaus paukštyne viščiukai broileriai auginami 38–42 paras. Šių paukščių gyvenimas trumpas, tačiau gana laimingas. Paukštidėse sumontuota moderni įranga užtikrina augintiniams patį palankiausią mikroklimatą. O paukštyno specialistai tikina, kad tokio rūpesčio ir sveikos gyvensenos galėtų pavydėti ne vienas sveikuolis. Paukščio organizmo medžiagų apykaita yra 4 kartus greitesnė negu visų kitų šiltakūnių. Pirmiausia, tikrai reikia šitais geros komforto sąlygos užtikrinamos. Užtat įmonė investuoja labai daug į įrangos pakeitimą, kad gautumėm tikrai gerą kokybišką produktą, kur vien tik vertinimas tai, kad perka kitos šalis, kad tikrai su noru ir mes neatsiliktumėm ir nebūtumėm rinkoje paskutiniais liktumėm, kurie neatlieka investicijas. Nuo 1964 metų ši šalia Vilniaus Rudaminoje įsikūrusi įmonė ne kartą buvo iš pagrindų modernizuojama. Paukštyno specialistai sako, kad paukštininkystė labai sparčiai besivystanti žemės ūkio sritis ir reikia nuolat sekti naujoves. Be to, pasitempti skatina ne tik konkurencija. Vis griežtėjant maisto saugos ir gyvūnų gerovės reikalavimams negalima sustoti vietoje. Mes renovavome paukštides, renovavome juose esančią įrangą ir tuo pačiu pagerinome sąlygas paukščiams. Paukščiai auga laisvėje. Sąlygos paukščiams auginti atitinka visus ES keliamus reikalavimus, tiek, sakykime, paukščių svorio į kilogramą reikalavimus, tiek, sakykime, paukščių gerovės reikalavimus. Paukščių yra patalpinta tiek, kiek reikalauja pagal ES direktyvą, į kvadratinį metrą yra sutalpinta paukščių. Paukščiai, kaip matom, yra, jeigu mes turėtumėm toliau pasižiūrėtumėm, jie yra tolygiai pasiskleidę vienodai, nesusimetę į krūveles arba įsiskirstę į kraštus. Tai va, kas ir sako iš paukščio elgesio, tai yra optimalios, geros jiem sąlygos. Šiems mažyliams dar tik 5 dienos ir kol kas jie daugiausia laiko praleidžia sveikai maitindamiesi bei ilsėdamiesi. Šiek tiek ūgtelėję viščiukai ima kur kas labiau domėtis juos supančią aplinką. Tarp paukščių nusistovi griežta socialinės hierarchijos sistema. Vilniaus paukštyne dirbantys specialistai ne tik sugeba greitai užauginti mėsinius viščiukus. Per beveik 50 mečių sukaupta patirtis leidžia daug dėmesio skirti ir paukščių sveikatai, kuria pradedama rūpintis dar gerokai prieš išsiritant šiems paukščiams. Tikrai yra atlikta irgi labai daug investicijų į inkubavimo procesų gerinimą, siekiant gauti aukštos kokybės vienadienius viščiukus. Bet be viso šito, be inkubacijos seko, labai daug priklauso iš kokių yra tėvinių pulkų gaunami paukščiai. Mūsų įmonė turi savo tėvinių paukščių pulką. Taikom mes tokią vakcinavimo programas, kurios užtikrintų pačių tėvų gyvybingumą ir kad didumą visų antikūnių perduotų palikuonėm. Nuolat investuojantis į naujausias technologijas, Vilniaus paukštynas itin aktyviai naudojasi ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatyta ES parama.
Prieš keletą metų įmonė pagal žemės ūkio produktų perdirbimui ir pridėtinės vertės didinimui skirtą priemonę gavo paramą įsigyti greito sušaldymo įrangą, kuria apdorota mėsa nepraranda savo maistinių savybių. Taip pat kaimo plėtros programoje numatyta parama buvo panaudota įrengiant itin modernų inkubatorių. Investuojame į modernizaciją tiek auginime, tiek vištienos perdirbime. Jeigu kalbėtume apie investicijas į auginimą, tai šiuo atveju mums labai stipriai padeda ES, kuri finansuoja dalį mūsų projektų. ES parama iš tikrųjų yra labai naudinga įmoniai, dėl to, kad tai leidžia įmoniai pasiekti savo tikslų, pagerinti paukščių gerovę. Taip pat naudojantis ES paramą, įmonė gali skirti kitas turimas ir disponuojamas lėšas kitų reikalingų įmoniai modernizacijos projektų plėtrai. Investicijas įmonė mūsų atlieka norėdama pasiekti didesnį paukščių produktyvumą, užtikrinant jų geras komfortinės sąlygas. Tai yra kaip ventiliacija, kada 1 kilogramui gyvo svorio 7 kubai per valandą turi būti. Tolygus apšvietimas paukščiams su reikiamo spektro šviesa, tolygi šilumos pasiskirstimas, kada yra šildoma ne pats oras, o yra šildomas kraikas, tai yra duoda automatiškai ir mums ekonomiją. Visos šitos sąlygos mums suteikia galimybę gauti produktą, kurį tikrai su malonumu perka visos ne tik Lietuvoje, bet ir kitos pasaulio šalis. Šiemet Vilniaus paukštynas taip pat nemažai investavo į naujas technologijas. Pasinaudojusi galimybę gauti kaimo plėtros programoje numatytą ES paramą, įmonė įgyvendino 3 700 000 litų vertės Vilniaus paukštyno paukštidžių rekonstrukcijos projektą, kuriam buvo skirta 1 380 000 litų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama. Dar 2 400 000 litų įmonė investavo į šalia Panevėžio esančių savo paukštidžių renovaciją. Šiam projektui buvo skirta 900 000 litų ES paramos suma. Pasinaudojusi kaimo plėtros programoje numatyta parama, įmonė ne tik atnaujino paukščių auginimui ir priežiūrai skirtą įrangą. Paukštienos perdirbimo ceche buvo sumontuotos pačios naujausios mėsos iškaulinimo ir kalibravimo linijos. Šioje linijoje yra 12 vartelių, 12 darbo vietų, kurios atitinkamai sugrupuojamos pagal klasifikaciją ir mes galime parinkti 12 svorio kategorijų ir visų pirkėjų pageidavimus patenkinti. Turėdami modernę fiksuoto svorio ir iškaulinimo gamybos įrangą, mes galime vartotojui pasiūlyti fiksuoto svorio gaminius, o vartotojai tuo pačiu gali pasigaminti gaminius patogiau, greičiau ir paprasčiau. Kuo mes esame pranašesni turėdami tokią įrangą? Dauguma pirkėjų, kaip taisyklė, gamina įvairiausius gaminius ir jie turėdami vienodo svorio produktą garantuotai gauna pastovios kokybės galutinį produktą. Produkcijos kokybei įmonė skiria ypač daug dėmesio. Pasak Vilniaus paukštyno darbuotojų, norint pasiekti geriausių rezultatų, nepakanka stiprinti atskiras gamybos grandis. Diegiamos kokybės schemos turi apimti visus procesus, pradedant lesalų ruošimu ir baigiant gatavos produkcijos realizavimu. Įmonės kontrolės sistemų atitiktis kokybės ir maisto saugos standartams nuo 2005 metų sertifikuojama tarptautiniu lygiu. Šiemet nepriklausomi ekspertai iš tarptautinės sertifikavimo kompanijos Bureau Veritas Vilniaus paukštynui suteikė aukščiausią patikimumo reitingą. Gavome šio sertifikato 6 versiją, tai vadinamas BRC sertifikatas, kuris suteikia organizacijai daugiau patikimumo ir ta organizacija pasitikė daugiau užsienio pirkėjų. Lesalai, receptūra yra sudaroma vadovaujantis kompiuteriniam programom, kur procesai yra valdomi mikroprocesoriais. Užduota programa su mažiausia žmogiško faktoriaus įsikišimu, su mažiausiam paklaidom.
Tas mums duoda gerą paukščio augimą, gerą kokybišką produktą. Reikėtų akcentuoti svorinį, arba mes vadiname kalibruotų paukštienos dalių gamybą. Vakarų rinkoje tai yra labai plačiai išvystyta, ypatingai viešojo maitinimo arba visuomeninio maitinimo sektoriuje. Ten kaip taisyklė tik tai susverta vienodo svorio, taip mes, kaip sakome, kalibruotą produktą perka. Įmonė turi įvairią techniką ir labai našią techniką, kurios pagalba mes galime kalibruoti ir pagaminti kalibruotą produktą. Paukštienos vartojimo apimtis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje auga. 2011 metais bendrus pardavimus paukštynas padidino apie 20%, eksportas sudaro daugiau negu 40%. Iš tiesų, 2011 metais, lyginant su 2010 metais, įmonės eksporto apimtis augo apie 40%. Ir už tai mes gavome metų eksportuotojo apdovanojimą. Nominantus Lietuvos metų eksportuotojo titului gauti atrenka ir nugalėtojus kasmet išrenka Lietuvos pramonininkų konfederacija. Vilniaus paukštynui tokia garbė teko pirmą kartą. Tačiau pasak bendrovės darbuotojų, pripažinimo įmonė sulaukė pelnytai. Pernai itin padidėjo eksporto apimtys, išsiplėtė produkcijos realizavimo žemėlapis. Dabar Vilniaus paukštyno gaminiai pasiekia ne tik rytų bei vakarų Europos, bet ir tolimųjų rytų bei Afrikos valstybės. Kadangi mes kalbame apie perdirbimą ir kalbame apie iškaulinėtą konkrečiai mėsą, tai šiuo atveju taip pat buvo vienas iš projektų, kurio dalis buvo iškaulinėtos mėsos gamyba ir tai liūto dalis filė gamyba. Tai mes esame įsigiję iš vienos iš pasaulio vedančiosios kompanijos, taip vadinama, filė gamybos srovinę liniją, kurios pagalba mes per valandą galime lengvai 6000 vienetų viščiukų broilerių krūtinėlių iškaulinėti ir gauti gryną filė mėsą. Ar dabar prekybos centre galėdami pasirinkti mums patinkantį vištienos gabaliuką, dažnai prisimename laikus, kai būdavome priversti pirkti visą vištą. Kažkada naujovė buvusi prekyba atšaldyta paukštiena dabar jau nieko nestebina. Vartotojai tampa vis reiklesni, todėl gamintojai turi neatsilikti ir nuolat sekti rinkos pokyčius. Neseniai Vilniaus paukštynas šalia įprastų gaminių pradėjo vystyti naują, kitaip pagamintų, patogiau sufasuotų, kalibruotų arba dalinai paruoštų vartojimui pusgaminių asortimentą. Žmogus pats pasirenka, kas jam yra geriau, kas jam yra tikslingiau, o mes tik tai patarėme, kad štai šitoje mėsoje yra daugiau baltymų, šitoje mėsoje yra riebalai gerai ir lengvai įsisavinami ir sveikesni žmogui. Paukštynas 2012 metais yra pasitvirtinęs pakankamai didelę dalį investicijų skirti į paukštienos gamybos modernizavimo įrangą. Ir tai, kad mes turime ES paramą auginimo dalyje, mums leidžia skirti papildomas lėšas vištienos perdirbimo modernizacijai. Paprastai mes įsiklausome į tą pirkėjų poreikį, koks yra iš prekybos tinklų, koks iš visuomeninio maitinimo tinklų ir stengiamės maksimaliai įvykdyti. Tiesiog vartotojai Lietuvoje nuo seno vartojo vištienos gaminius ir juos vertino kaip atskiras vištienos dalis, vištos dalis. O norėdami pateikti didesnę paletę gaminių, mes tiesiog turime tą vištieną pristatyti kitaip. Tai yra kitokie vištienos gaminiai. Tai yra tiek iškaulinta mėsa, tiek fiksuotos svorio gaminiai, tiek pusgaminiai, marinuoti gaminiai. Jie gali būti pateikiami visai kitaip. Ir vartotojas gali atrasti naujų skonių, naujų galimybių gamindamas vištienos produktus pas save namuose.